Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Pasėtas sėkla. Mano vaike, jei tave nusidėjėliai viliotų, neklausyk. Patarlių 1 skyriaus 10 eilutė. Samsonas sunkią akimirką turėjo tą patį jėgos šaltinį kaip ir Juozapas. Jis galėjo savo norų pasirinkti gerą ar piktą, bet vietoje to, kad laikytųsi Dievo jėgos, jis leido savo aistroms visiškai jų užvaldyti. Sugebėjimas mąstyti buvo iškreiptas, o moralė puolusi. Samsonas buvo pašauktas į garbingas, atsakingas ir naudingas pareigas, tačiau, kad galėtų valdyti, jam reikėjo išmokti paklusti Dievo įstatymams. Juozapas buvo laisvas žmogus. Blogis ir gėris buvo priešais jį. Jis galėjo pasirinkti tyrumo, šventumo arba garbės kelią, arba kelią, vedantį degradacijos ir nepadorumo link. Jis pasirinko tinkamą kelią ir Viešpats jam pritarė. Samsonas, patirdamas panašius gundymus, leido vadovauti aistrai. Kelias, kuriuo jis žengė, galiausiai nuvedė jį į gėdą, nelaimę ir mirtį. Kaip tai skiriasi nuo Juozapo istorijos? Viešpats savo žodyje yra aiškiai išdėstę žmonėms, kad jie nesivienytų su tais, kurie neturi jo baimės ir meilės. Tokie draugai retai kada bus visiškai patenkinti jiems rodoma meilė ir pagarba. Jie daugiau stengsis gauti palankumo iš savo Dievą mylinčio vyro ar žmonos, kuris pasireikš nepaisimų dieviškų reikalavimų. Dievo baimingam žmogui ar bažnyčiai, kuriai jis priklauso, netikinti žmona ar netikintis draugas gali tapti žvalgų stovykloje, pasinaudojančių kiekvieną galimybę išduoti Kristaus tarną ir nuginkluoti jį prieš priešų puolimą. Samsono istorija yra gera pamoka tiems, kurių charakteriai nėra pilnai susiformavę ir kurie dar nepradėjo aktyvaus gyvenimo. Jaunimas, besimokantis mūsų mokyklose, pamatys ten įvairių žmonių. Jei jie trokš pramogauti ir kvailioti, jei jie atmes gėrį ir norės susijungti su blogiu, jie turi puikią galimybę. Nuodėmė ir teisumas yra priešais juos ir jiems patiems reikia pasirinkti. Tačiau leiskite jiems priminti, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.